Na kas, sveiki visi, su jumis sveikinasi vėl Mr. Distro ir tai yra net 19 industrinės revoliucijos serija. Ir kągi, šį kartą aš jums parodysiu, ką žadu daryti, taigi turbūt kyla klausimas, kam aš pasidariau štai šituos du dalykus. Ir aš vis dėlto nusprendžiau, kad man reikia pašalinti štai šituos dalykus. Ir aš žadu, kaip matėte, tenai mano tasai Batbox jau buvo ganėtinai pilnas visokių pilnas energijos ir kartais, kai reikia, pareini iš trip kokio ir žiūri, kad jau nebetelpa. Taigi, aš padarysiu štai taip, low voltage transformer įdedam štai šitaip. Atminkit, kad į šitą eina aukštos įtampos, aukšta įtampa. Ir jums turbūt kyla klausimas, kodėl aš pasidariau diamantinius kabelius, o ne auksinius, kaip aš tai rodžiau savo video, kai buvo modo apžvalga. Taigi aš vis dėlto tiesiog pasidarysiu dabar. Taigi, kaip matot, čia turim diamantinius kabelius, jau vadinasi glass fiber cable. Taip, optiniai kabeliai ir jų anksčiau ir vėliau vis tiek reikės daugiau ir aš nenoriu leisti aukso tam, kad kažką padaryti, nes realiai su deimantais geriau aš galėčiau praktiškai apie 20 blokų vesti diamantinių kabelių ir neparašiau ne vieno elektros vieneto. Taip, kas nežino, tai vis dėlto praverstų pažiūrėti mano vidus, ten yra konkrečiai viskas paaiškinta. Ir aš dabar pajungsiu štai šitą numuškim. Ir štai čia bus mano aparatas, prie kurio prijungsiu MFSU. Atrodo, štai reikia štai šitaip. Laukit, jeigu teisingai prisimenu. Taip, į čia įeina, tiksliau, tai reikia pasukti viršų. Prijungsim šitą gėlę. Ir viskas turėtų... Sutraukim šiek tiek. Ir va, dabar pagal idėją turėtų viskas veikti. Jei neklystu, taigi tas čia įeina. Ir turbūt krauna apatinį, kadangi apatinis dar nebuvo pilnas, tai patikrinsim. Ne, šitas jau pilnas. Taigi, dabar patikrinam štai šitą. Kodėl jis nekrauna? Na, dar kartą. O, tai vis dėlto atvirkščiai. Tai buvo čia išeities taškas ir visas kitas sienas sueina. Taigi dabar visą elektrą saugosiu šitame. Ir kaip matot, yra išeitis 128 elektros vienetai per tiką. Vien dėl to aš dedu diamantinius kabelius, galima įdėti dvigubai apsaugotus auksinius kabelius, kurių receptą aš jums to parodysiu štai čianai. Taigi turim dvigubai izoliuotą auksinį kabelį. Taigi, galima izoliuoti štai šitaip, arba jau turint vieną kartą izoliuotą kabelį štai šitaip. Na, aišku, auksinis kabelis pasidaro štai taip, arba šiuo atveju štai šitaip. Tai kaip noriu, taip galite pasidaryti. Aš tai praleidžiu, kadangi man diamantinių kabelių anksčiau ir vėliau vis tiek prireiks. Ir kol kas tiek. Dabar džiaugsimės elektra einant iš mūsų saulės kolektorių. Ir man realiai reikėtų įsirašyti atnaujinimą priedo prie Industrial Craft ir Advanced Machines. Ten yra toks aparatas įdėtas, kur 8 saulės baterijos įeina į vieną, kaip vienas vienetas. Tai reiškia, gautume 8 tuos ir aš dar ką prisiminiau ką tik, kad galime padaryti tokį įtampos matavimo testą, kad iš tikrųjų žinot, kiek čia pareina pas mus elektros. Ir kur tas mano... Kur tas receptas gali būti? Aš žinau, kad jį buvau matęs. Ne šitie, Industrial Craft, bet tam reikės kažkurio arba šito, tiksliai nebeprisiminsiu dabar. Ne, šiuo metu neprisimenu ir kągi, turbūt kol kas sustabdysiu video, dar reikėtų pašerti šitą aparatą, taigi siejam visus 17, įdėsim štai 17. Deimantų man dar reikės truputį, kadangi noriu padaryti dar kai ką, pradėti vis dėlto buildcraftą naudoti. Aišku, ką mes padarėm štai čia fermą, jau reikėtų gal pažiūrėti, ar kaktusų yra. Turėtų būti. Čia buvo skeletonas įkritęs, tai neaišku, ar jis yra.
4. Tai kaip matot, mūsų ferma veikia ir va skeletono arrows su kaulais. Atrodo, kad kaktusai labiau spawninasi ten, kur yra dykumas, bet dėl šito negaliu garantuoti. Bet kuriuo atveju palauksim, sužinosim. Ir tai dabar tiek, tada pradėsiu video, kai kažką dar nuspręsiu padaryti. Na kas, iki vėl sugrįžę, taigi šį kartą aš nusprendžiau, kad man reikia pašalinti štai šitos kabelius, kadangi jie praranda vieną elektros vienetą kas 5 blokus, taigi, sakant, 5 blokas, tai visada vienu elektros vienetu yra mažiau. Ir aš vietoj jų dėsiu čia diamantinius kabelius ir padėsim, nežinau, praplėsim pagal šitą sieną, nežinau, kiek aš jų darysiu. Ir reikės man pašalinti štai šitą aparatą. Aš jį žadu panaudoti dar vienam saulės kolektoriui. Tai vat, na nežinau, kiek čia iš tikrųjų man reikės, dar pratęsiu šiek tiek į priekį. Tai štai tiek dabar. Kaip matote, elektra vėl štai čia ir mes jau galim pajungti savo ekstraktorių, kuris buvo štai čianai. Ir pasiimam rubber wood. Taigi, taip, iš pradžių pasirodė, kad perdegė kabelis, taip ir atsitiko. Kadangi thin cable, taip parodysim, thin cable gali atlaikyti labai mažas apkrovas, atrodo iki 4 ar iki 5 vienetų. Ir pajungus 5 mašinas, tai gaunasi šiek tiek daugiau ir vis dėlto teks čianai pajungti dar diamantinio kabelio. Taigi, kol kas tiek ir dabar įdėkim šiek tiek rubberwood ir man čia maišėsi, aš ten kaip plėčiau namą, šiek tiek pakapojau jo. Ir dabar su ekstraktorium galim gauti iš vieno to vieną gumos gabalą, kurį aš jau panaudosim. Bet čia tuo atveju, kad kas nežino, kam naudojamas dar būna kam būna naudojama jų mediena. Ir ką čia dar tokio punkto parodžius. Reikėtų dar pasidaryti keletą mašinų, kuriams reikės keletos blokų, reikės šiek tiek irono ir aš turiu dar viską išsikepti. Taigi grįšiu, kai būsiu pasiruošęs. Na ką, vėl sveiki sugrįžę ir kągi, aš vis dėlto prisiminiau, kad man reikėtų dar prieš tai pakeisti visas šitas skrynes, bent jau dalį jų tikrai į alcheminės ir man tam reikės pratęsti šį kambarį. Ir aš tas skrynes norėsiu, kad jos stovėtų štai va šitam kampe. Taip, viską čia perkelsiu ir dabar jums parodys, kaip aš statau namą. Taigi, matot, turiu savo Philosopher's Stone. Su G pasirenku Creation Mode, tai yra Extension Mode, ir jisai man tiesiog pratęsia namo sieną iki tol, iki kur aš noriu. Aišku, aš turiu tik pasirinkti vidurinį bloką, pagal kurį turėtų orientuotis. Ir dabar matysit, kaip aš tai darau. Taip, štai šitaip. Atrodo, šita siena, tai šita. Tai palaukit, atrodo, štai šitaip reikia. Bet kuriuo atveju, tai... Taip, 3. Labai greitai, nesudėtingai, tikrai lengviau negu šiaip būtų. Nereik pačiam niekur lipti, kaip matot, aš spėjau per keletą minučių visą tai padaryti. Ir dabar tą patį darom su stogu. Aišku, galima dar šiek tiek 2 kartus pakroviau. Atrodo. Ir kaip matot, jau tas plotas jau padidėjo. Oi, ir kaip matot, jeigu klaidingai suspaudė. Aš tiksliai nežinau iš matmenų šitų, bet pabandysim padaryti visą, ką galim. Ir
Dar čia nepadarėm. Ir čia. Aišku, reikia šiek tiek pastatyti torčių, kol neatsirado to, ko nereikia. Ir einam apžiūrėsim iš lauko. Nepykit, kad nededu aš jokių langų kol kas. Nes man realiai smėlis dabar yra vos ne kaip reta iškasena, kurią aš ten tik retkarčiais randu. Tai mes pastatysim tokį aparatą, kuris už mumis kas ir tada viską pasidėsim į reikiamas vietas. Taigi aš dabar einu, padarysiu tvarką, sudėsiu skrinės, viską perkelsiu, pernešiu. Ko gero reiks net gal šitą perkelt, net neįsivaizduoju šiuo metu. Tai žiūrėsim paskui, taigi iki. Na ką, sveiki visi vėl. Taigi aš dabar vėl persigalvau ir man tenka viską iš čia perkelti į kitą vietą. Nežinau, ką čia žadu daryti, gal dar net teks sumažinti šitą kambarį, bet aš padariau štai čia, tai bus visos skrynios 8 čia, ir dar viena yra kažkur padėta ir čia naudosiu aparatūrą. Ir jeigu man prireiks, aš dar štai šitą visą sieną tiesiog padarysiu skirtą aparatūrai. Visi kabeliai eis iš galo ir aš dabar galvoju, kur čia man pastačius keletą dalykų, tai vienas iš jų bus bad box ir tai turbūt bus, nežinau. Reiktų padaryti, kad visa elektra eitų į šitą bad box ir paskui iš šito keliautų šitas aparatas būtų pačioje ir aš tą aparatą žadu gal kišti štai čia. Jei ne čia, tai tada įkišim čia tokį low voltage transformer, aš tada jį čia įkišiu. Ir jį reiktų padaryti, kad jisai būtų į viršų. Laukit, taip, šitą dėžę į visas pusės kleis savo elektrą. Tačiau į ją turi pareiti ir į ją turi pareiti niekieno kito, o pačio... Palaukit, aš šį teisingą aparatą pajungiau. Ne, aš čia pajungiau bad box. Taigi bad boxas čia netiks. Atminkit, kad kartais nuiminėjant daiktus jūs galit visam laikui pašalinti. Taip. Va taip. Ir dabar keliavam į viršų. Nuimsiu aš ten tuos visus dalykus. Paskui perstatysiu pačią tą savo gėlę elektros. Tai va. Į mūsų. Ir taigi našuokim čia. Štai tą statom ne šitai, pasituri į apačią. Oi, velnias, viskas ne taip, kaip man reikia. Dar vienu žemiau. Reikia, kad tas aparatas žiūrėtų į viršų. Ir vėl ne tą aparatą pasačiau, velnias. Taigi, aš to jaučiu keliausiu pasidaryti. Taip ir įvyko. Keliauju pasidaryti elektroninį veržliaraktį. Tai reikės to, reikės šiek tiek tin, reikės redstone, reikės kabelio ir dar kažko reikės. Na, bet tai viskas kitas turbūt bus sekančioje serijoje. Tai su jumis buvo Mr. Distro ir iki sekančių susitikimų. Iki.